Toliau laidoje apie Izraelio ir Irano konfliktą bei Irano branduolinės ambicijas. Žurnalistė Indrė Urbaitė studijoje. Labadiena, Indrė. Sveikas. Niekas nenori, kad Iranas pasigamintų branduolinį ginklą, bet iki šiol neaišku, kaip toli iki to momento yra Iranas. Jeigu pasižiūrėtumėm Amerikos prezidento pareiškimus, tai vieną dieną jis sako dar keliari metai, vakar jisai sakė, kad jau tik tai kelios savaitės. Tai kiek toli yra pažengusi Irano branduolinė programa? Atsakyti šiaip iš esmės negalim, nes žiūrint į tą retoriką, tai Benjaminas Netanjahu nuo 95 maždaug metų kartoja, kad jau liko metai, liko mėnesiai, liko kelios savaitės. Tai, praėjo, kiek čia, 30 metų nuo 95. Tai ta retorika iš Izraelio pusės visada būdavo. Kiek mums yra žinoma ir ką, tiesą sakant, sakė Jungtinių valstijų žvalgyba, kad, jeigu norėtų Iranas, pasigamintų maždaug, reikėtų mažiausiai 3 metų. Bet ženklų, kad tai jis norėtų daryti, lyg tai nėra, ką sako žvalgyba. Ta pati sakė ir Tatena, tarptautinė organizacija, jos vadovas yra buvęs toj pagrindiniai po žeme esančioj giliai vietoj ir jis sako, kad taip, kelia nerimą, kad yra kaupiamas uranas, kurį galima naudoti ir branduolinio ginklo kūrimui, bet ir elektros gaminimui, bet kad nėra tokių sisteminių žingsnių, kad tai norima daryti. Tai yra iš vienos pusės retorika iš Izraelio ir ką dabar Donaldas Trumpas kartoja, iš kitos pusės yra irgi iki galo nežinoma informacija, tai pasakyti, ar jis tikrai siekia, ar jis tikrai nori, ar jis tikrai gali, ar čia dienų klausimas, kada turės branduolinį ginklą, nieks iš esmės negali atsakyti tą klausimą. Ar bent jau aišku, kur jis yra? Yra 2 iš esmės vietos, kuriuose galima ir yra sodrinamas uranas. Vieną iš jų Natanzą Izraelis apšaudė ir yra pripažinęs. Tas visas kompleksas jis yra maždaug, dalis paviršyje, dalis yra maždaug 20 metrų po žeme. Bet svarbiau, apie ką mes dabar daug kalbame, apie Fordo, tai yra maždaug 100 kilometrų nuo Teherano į pietus. Ir mes, tiesą sakant, matom dabar savo ir ekranuose, tai yra giliai, tikrai giliai, apie 90 metrų po žeme esantis kompleksas. Apie jį sužinota 2009-aisiais. Iki to, manoma, buvo jis naudojamas revoliucinės gvardijos, tokie pastatai, tuneliai, ten yra žvalgyba Jungtinių valstijų aiškino, kad ten yra sodinamas uranas, tada Iranas pripažino. Labai slapta, ten yra buvę vakariečių, bet labai slapta vieta yra vienas iš esmės patekimas į tą aptvertą kompleksą, yra vos keli pastatai ant žemės, vos keli patekimo būdai ir vėlgi, kadangi tai yra labai giliai, klausimas, kaip pasiekti, jeigu norima sunaikinti, apie ką dabar Izraelis daug kalba. Nes tai laikoma, šita Fordo laikoma branduolinės programos iš esmės širdimi, tai yra didžiulis kompleksas. Ir yra, manoma, technologijų, bet turi jas tik tai Jungtinės valstijos, konkreti bomba, kuris sveria maždaug 13 600 kilogramų, kuri galėtų pasiekti, bet irgi klausimas. Jie neša štai tokie naikintuvai, jų nėra, tiesą sakant, daug, jie nebėra gaminami. Jeigu būtų nuspręsta atakuoti, tai turėtų įsijungti Ameriką, bet skaičiuojama, kad bomba, kuri iš maždaug 14 km aukščio yra paleidžiama, įgauna kinetinę energiją, jį tada prasiskverbia, sprogsta jau tada jau giliai. Jeigu tai kalbama apie žemę, jie gali pasiekti 65 metrų gylį. Jeigu kalbam apie betoną, 14, 15, 16 metrų. Jeigu mes kalbam apie Fordo, tai yra iki 90 metrų. Tai klausimas, net jeigu ir būtų bandoma sprogdinti ar kažkaip pažeisti, ar tai pavyktų ir tada bendras visas kontekstas, matyt, negalėtų skraidyti pirmyn atgal, nešti tas bombas, nes lėktuvai nepakelia jų labai didelio kiekio, 1 gal 2 ir gali nunešti. Tai klausimas, ar tai, kad būtų bandoma ir gal nepavyktų, kas iš to iš esmės, ar ne per didelė rizika? Mes jau čia kalbam, jeigu Amerika tikrai priėmė sprendimą atakuoti ir čia vienas iš atakos variantų gali būti iš veiksmų, kuriuos gali pasirinkti Amerika. Kas bus, jeigu Amerika, kokias pasiekmes matysime, jeigu Amerika išties priims sprendimą prisidėti prie atakos prieš Iraną? Matyt, didžiausias nerimas yra iš regiono. Irakas labai nerimauja, nes jis yra, jeigu žiūrint, tarkim, Izraelis, Iranas, jis tokiam atsiduria vidury viso to konflikto ir jis šiaip yra patyręs daug Amerikos agresijos sąlyginai. Visas regionas baiminas ir tuo, kad Iranas, jeigu įsijungia Jungtinės valstijos, Iranas
keršyje. Tai matyti yra natūralus atsakas, ką mes galim nuspėti, nes vėlgi čia yra tik spėlionės. Kaip keršyje klausimas, ar būtų kreipiamas dėmesys į Amerikos piliečius gyvenančius regione, ar būtų kreipiama į bazes, kurių yra nemažai regione, gal į verslus. Taip, Iranas yra nuskausmintas, bet jis turi tolimo nuotolio bombų, kurios galėtų naftą gabenančius tanklaivius sprogdinti. Taip pat turi ir pakankamai gebantį, ne tokį kaip Kinija, ne tokį drąsų kaip Rusija, bet kibernetinį, tokį, nežinau, kaip net jį vardinti, jie gali užsimti kibernetinėmis atakomis. Tai tas, kad tai gali iššaukti nuo tokį platesnį, iš esmės, konfliktą, kelia nerimą. Ir žinoma, klausimas, kaip kitose pasaulio vietose branduolinius ginklus turintis gali sureaguoti. Ar tie, kurie gal norėtų tokius turėti. Nes, vėlgi, buvo įspėjimai, kad iš Izraelio Irano lyderiui ajatolai, kad, žiūrėkit, kad nepasibaigtų tau iš esmės kaip kitiem autokratam, diktatoriam, bet turim ir Kadafio pavyzdį, kuris, buvo tikrai skaudulys regione, tada sutiko atiduoti masinio naikinimo ginklus ir po 8 maždaug metų, jo nebeliko. Tai, Irano vadovybė irgi galvoja apie atsaką, apie kažkokius susitarimus. Jie valdo kitaip negu demokratinės valstijos, tai mes žinom ir, jie svarsto apie savo išlikimą, o kai svarstai apie savo išlikimą, gali imtis visokių, neprognozuojamų veiksmų. Dar grįžkim prie Jungtinių valstijų prezidento administracijos, kol mes nežinom galutinio sprendimo, koks yra priimtas, nors čia kalbama visaip, galbūt savaitgalį atakos sulauksime. Kiek priimant šį sprendimą ir apskritai vertinant situaciją Irane, suskaldė Jungtinių valstijų administracija šis klausimas? Čia labai yra įdomus dalykas, nes suskaldyta yra Respublikonų partija, yra suskaldytas rinkėjas Donaldo Trumpo ir yra suskaldytas tas artimesnis ratas. Tai Respublikonų partija ir, tiesą sakant, vyksta prie Baltųjų rūmų protestai, ten yra ir paprasti žmonės, bet yra politikų ir dviejų partijų, po vieną iš abiejų partijų netgi pateikė ir įstatymą, kurie savotiškai primena Trumpui, turėtų priminti Trumpui, kad yra konstitucija ir be valdžios aukštesnės, be senato, be kongreso jis negali skelbti karo, bet tai bombardavimas nebūtinai karo paskelbimas iš kitos pusės. Tai yra toks platesnis Respublikonų partijos, bet yra ir labai artimų jo žmonių pasiskirstimas. Yra Tedas Kruzas, kuris visą laiką palaikė invaziją ir galios demonstravimą, bet tarkim žinomas socialinių tinklų veikėjas Takas Carlsonas ir tikrai daug kas matė tą interviu su Tedu Kruzu, kuris kritikuoja ir pakankamai atvirai patį Donaldą Trumpą kritikuoja, nes kiti respublikonai nedrįsta sakyti, kad Trumpui yra klaida. Tai yra tas didžiulis susiskaldimas, nes, vėlgi, norima priminti iš tos pusės, kurie nepalaiko bet kokios intervencijos, kad, Trumpas žadėjo, kad užbaigs visus karus, o ne pradės naują. Ir jis daug kalbėjo apie Donaldas Trumpas apie 2003 metų Irako visą, kas su tuo susiję, jis vadino tai viena didžiausių Amerikos klaidų ir dabar situacija yra pakankamai panaši, nes vėl kalbam apie kažkokį masinio naikinimo ginklą, kur net žvalgyba nesutaria, ar tikrai judama prie to. Tai, toks įdomu, tiesą sakant, bus stebėti, nes vėlgi Donaldo palaikytojai, bent jau piliečiai, tie, kurie balsuoja, yra ta masė, kuriam nelabai svarbu, ar yra laikomasi tų pažadų. Įdomu, kiek iš tos masės visgi yra tie, kurie masto, kad, žiūrėkit, mums visgi pamelavo. Tai čia, tik dabar prasideda tas judėjimas, nes net nepilna savaitė viso to konflikto, bet įdomu bus stebėti, kiek atsiskirs. Juo labiau reikia pabrėžti, kad būtent Irako karas paskatino ir paklojo pagrindus Donaldo Trumpo iškilimui. Tokio žmogaus, kuris kalba apie Ameriką pirmą, jokių karų, niekur mes nenorim dalyvauti, žiūrim, kas mums yra naudinga ir žiūrim, kas mūsų valstybė. Matom rezultatą, lauksim konkrečių sprendimų. Ačiū už apžvalgą, žurnalistė Indrė Urbaitė.